Kartais atrodo, kad visas pasaulis spaudžia, laužo, verčia klupti, bet tu stovi. Ne todėl, kad viskas gerai, o todėl, kad tu pasirinkai nepalūžti. Viduje gali būti audra, norisi verkti tyliai, kai niekas nemato, bet tu šypsaisi. Tu laikaisi, nežinai, jei parodysi silpnumą, atsiras, kas tuo pasinaudos. Žmonės sako, nebijok parodyti jausmų, bet pasaulis ne visada gailestingas. Kartais tavo ašara kitam tampa ginklu. Kartais tavo atvirumas tampa jų stiprybė, ne tavo. Kodėl tu išmoksti laikyti viską savy? Tu išmoksti pasitikėti tik savimi. Stiprybė tai ne jėga raumenyse. Stiprybė tai gebėjimas tylėti, kai norisi rėkti. Tai gebėjimas eiti pirmyn, kai širdis nori sustoti. Tu ne robotas, tu ne akmuo. Tu tiesiog žinai, tavo skausmas yra tavo. Tavo kova tavo ir tavo laimėjimas taip pat bus tavo. Išlik stiprus ne dėl kažko, ne dėl jų, tik dėl savęs. Nes tu vertas to, kas laukia už kiekvieno sunkumo. Real Dreams.